vardas Alna Katinaitė. Aš esu 24 metų amžiaus ir aš gyvenu Londone nuo 2009 metų, tai jau dabar 7 metai bėga. Iš Lietuvos išvažiavau, kaip ir dauguma mano bendraamžių, turbūt siekti ir gal mokintis dalykus, kurių negalėjom mokintis Lietuvoje tuo metu. Tai mano pačios atveju aš studijavau triple, tokį trigubą dalyką, kuris vadinasi muzika, reklama ir visuomenės pokyčiai. Tai tik atvažiavus į Londoną, manau, kad tikrai nemažai iš mūsų visų atvažiavusių susiduria su daug sunkumų, bet aš tik atvažiavus dirbau, mano pirmasis darbas buvo turkams, turkų kavinukėje, už 4 eurus už valandą aš darydavau ir kavą, ir grindis plaudavau, ir stalus valydavau, žodžiu, viską darydavau, ką man liepė. Susiradau ir patekau į Tony and Guy akademiją, pačius geriausius kirpėjus turbūt visam pasaulyje mano atžvilgiu. Jie mane mokino ir tuo pačiu man mokėjo algą ir per 2 metus išmokau labai nemažai, išlaikiau visus egzaminus, išmokau 15 klasikinių šukuosenių, kurios yra būtinos, kad tu galėtumei judėti toliau ir vystyti savo jau pačio kaip kirpėjo viziją, ar ne, matė žmogų, pamatęs, kokie šukuoseniai turėtų tikti, pagal jo veidą, pagal plaukus, pagal spalvą, akių, pagal viską. Tai labai džiaugiausi, kad turėjau galimybę dirbti su Tony and Guy. Tuo pačiu visą laiką svajojau turbūt ir visą laiką tuo pačiu draugams susitikus pasiimdavau gitarą ir dainuodavom ir kartu ir šokdavom ir gitarą grodavom ir tikrai mačiau, kad tai kelia daug džiaugsmo visiems. Ir praeitais metais pradėjau daryti tai šiek tiek profesionalesniam lygyje. Visą laiką galvojau, kad šeimą kursiu Lietuvoje. Ir visą laiką galvojau ir žinojau, kad į Londoną važiuoju tik tais tam, kad kažką daugiau išmokti, ko galbūt Lietuvoje negaliu šiuo metu pasiekti ir išmokti. Ir tikrai žinojau, kad visą laiką, kad grįšiu į Lietuvą. Bet dabar vyksta tokie dalykai, kad aš laukiuosi vaikučio su savo partneriu, būsimu vyru. Ir jau dabar matau, kad šeima, ko gero, bus pradedama kurti tikrai čia Londone. Jau kurį laiką svajoju išėjus iš Tony and Guy akademijos, kad norėčiau atidaryti kvalifikacijų akademiją Lietuvoje, kur jauni kirpėjai, gal net ir nekirpėjai, bet jauni žmonės, kurie nori išmokti arba pasikelti savo kvalifikaciją, galėtų ateiti į mano akademiją, kuris galbūt būtų nacionalinė. Dainavimas man suteikia labai daug džiaugsmo ir labai daug laimės ir aš matau, kad tai suteikia ir mano draugams ir aš manau, kad tai tikrai dar ilgą laiką darysiu, turbūt kol galėsiu. O manau, kad mano kasdienis darbas, jau dabar pradėjau jį dirbti ir po truputį galvoju kelti savo karjerą, dirbti reklamos agentūroje. Lietuvis man reiškia šeimą, namus, draugystę su kažko neišskiriamu, su kultūra, nežinau, su tuo, kas mes iš tikrųjų esame, ar ne, iš prigimties. Užsimerkus išeinu, kur nepaprastai gražu, kur nėra kančių, nei skausmo, nei ašarų, kur nereikia vėl meluot, kur nereikia skart kovot, kur mylėti galima be skausmo. Aš tikiu, kad ten daug